dabar pabandysime pakeisti informaciją, kuri matosi mock-up'e, tai tą vizualą. Tai kaip jau ir pasakau prieš pertrauką, šitame faile susirandame layerį, šiuo atveju jisai čia pirmame folderyje, book 1, pažymėtas raudona spalva ir yra your images here. Tai spaudžiam 2 kartus ir jisai atsidarys atskiram lange. Palauksiu, kol surasit ir padarysite šiek tiek. Nebus sudėtinga. Tai taip kaip ir darėme prieš tai su savo ten paveikslu, taip dabar darome čia. Mes norėsime pakeisti informaciją, dėl to ištrinsime štai, ką matome. Dabar esmė ta, kad layerį Photoshop'e negali nelikti nei vieno layerio. Tai mes pradžiai susikurkim naują layerį, o visus čia esančius ištrinkime. Tai pažymiu ir ištrinu. Jeigu jūs nesusikursite naujo layerio ir bandysite ištrinti, jums neištrins, taip? Nes aš kaip jau ir minėjau, negali visų layerių ištrinti, nes negali nelikti nei vieno layerio faile, taip? Tai sukuriam naują ir tada visus kitus, kurie čia buvo, ištrinsime. Ir įsikelsime to jau savo turinį. Gerai. Palaukiam truputį. Ar galėtumėt parodyti, kaip vėl atskirai? Atsidaryti? Jo. Gerai, dar kartelį pasižiūrim. Susirandam štai book 1 aplankė, jį išsiskleidžiam, susirandam layerį pažymėtą raudonai, čia bus parašyta your images here ir paspaudžiam 2 kartus. Paspaudus 2 kartus atsidarys naujame lange. Taip, kur aš jau galėsiu, taip kaip darėm ir prieš tai, kur galėsiu keisti informaciją, kuri matosi. Tai kadangi mes šitos nenaudosim, o norėsime įsikelti naują, tai ką mes padarysime? Pradžiai susikuriam naują layerį, spustelę pliusų layerio panelės apačioje, o visus kitus layerius ištriname. Ačiū. Gerai, puiku. Jeigu pavyko padaryti, tai dabar tada pabandysime įsikelti savo informaciją. Keliausime į File ir naudosim funkciją Place Embedded. Jums įdėjau failą, jis yra Illustratoriaus failas, čia parodysiu, kad ne tik tais JPG failą galiu kelti, bet galim ir Illustratoriaus failą darbinį kelti, nes programos gerai sąveikauja tarpusavy ir čia bus vektor failas. Čia gal ne visai knygos viršelis, čia gal labiau toks lankstinukas, bet nesvarbu. Pasižymiu ir spaudžiu play, surandu šitą vektor AI failą, čia iš jūsų išduotųjų šios dienos failų. Ir darau place. Iššoks tokia lentelė, čia jūsų klausia Open a Smart Object, tai mes tiesiog spustelsim OK. Gerai, ir įsistatys. Dabar tas failas, kai įsistatys, bus gerokai mažesnis. Bet čia yra Illustratoriaus failas. Aš jau atkreipiau dėmesį ir tai reiškia, kad didinimas, malinimas vektoriaus failų neturi įtakos. Tai mes tiesiog išsididinam tiek, kiek mums reikia. Taip ir neprarasim kokybės, nes čia vektorius. Taip. Palauksiu, kol tą padarysite. Gerai. Ar pavyko? Ar reikia kažką gal pakartoti? Jeigu pavyko,
kad atsirastų template, neužtenka tik čia atsidaryti, išsididinti. Svarbus labai žingsnis yra išsaugoti, naudojant funkciją save. Taip, padarau funkciją save ir jau tada aš matysiu, kad štai ir visa tai informacija prisitaikė, viską, ką aš sudėjau, prisitaikė. Aš galiu netgi išjungti, taip, atsidaryti vėl per naujo ir galiu netgi koreguoti. Taip, tai va dabar aš jau galiu ten foną keisti, gal aš įsijungiu, kad vienspalvis, galiu priderinti čia spalvą gal pagal knygą, kaip aš tą noriu, ar ne, ir visaip kitaip keisti. Galinis viršelis galvoju, šiaip tinka, nes čia yra juodos spalvos, bet gal aš ten norėčiau, kad mėlyna matytųsi ar panašiai, irgi susirandu, kur yra bet ir galiu čia keisti. Taip. Šiuo atveju aš nekeisti, tik parodau principą. Dabar pažiūrėkit, ar visiems gavosi, gal kažkokių klausimų kils, pasiaiškinsim. Iš esmės, tai procesas tikrai nėra sunkus. Jūs atsisiunčiat failą, susirandat failą, kur reikia įsikelti savo vizualą, jį atsidarote, susidarote Smart Object failą iš tikrųjų, jį atsidarote, įsikeliate savo vizualą, užseivinat ir štai ir jūsų vizualizacija. Ne? Tai va dėl to tikrai nėra sudėtinga ir namų darbams irgi turėsite tokią užduotį, va būtent tuos mockupus daryti, bet dar viską paaiškinsiu, kur tų mockupų galime rasti. Tai to jau čia pabaigsim, dar šį bei tą pažiūrėsim ir tada likęs mūsų paskaitos planas. Išsiaiškinsim iki galo, ką čia dar galim ir kaip galim keisti. Pasiaiškinsim, kur tų mockupų galim atsisiųsti, išsiaiškinsim namų darbą ir tada pažiūrėsim, dar turėtų likti laiko, galėsim pasižiūrėti, kaip dirbame su gradientais. Tai va. Gerai. Tai dabar dar kartelį, jeigu užsidarėt bandydami, dar kartelį atsidarykit Your Images Here. Aš paaiškinsiu, kad kai mes darėm Place Embedded ir įsikeliam iliustratoriaus failą, tai čia yra Smart Objectas Smart Object. Ir ką tai reiškia, kad šitą vektoriaus failą, nes tai yra .ai, paspaudus 2 kartus dabar galiu atsidaryti iliustratorių. Tai jeigu aš paspaudžiau, mano iliustratoriaus programa dabar buvo išsijungus, dabar jinai įsijungs, čia spaudžiu OK, kažkokius mano recoverino failus, čia man nesvarbu, toj dar kartelį gal paspausiu, nes atidarinėjo programą, štai atidarė. Ir aš ką galiu dabar padaryti, aš galiu pasikeisti. Taip, aš galvoju, čia ne visai atitinka man plakato idėja, šitus išsitrinsiu ir jūs irgi atsidarykit iliustratorių, padarykit kažkokių pakeitimų. Aš tekstą padarysiu, pavyzdžiui, raudoną, jį įsiversiu į vektorių, kad nepakeistų ir netgi pakeisiu spalvą kokią nors, taip. Galvoju, žodžiu. Nemėlyna tebūnie, nors tamsiai žalia. O gal vietoj raudonas irgi pakeisiu kokią nors. Tai jūs irgi atsidarę, galime pasikeisti. Ir slapinsim šiek tiek. Ir kad įdomiau būtų, pasikeisiu ir foninę spalvą. Štai mano nauja variacija. Gal netgi tekstą galiu į geltoną pasikeisti. Arba visgi į tamsų. Tai čia aš tiesiog keitalioju, jūs irgi ką norit, savo nuožiūrą. Grįšiu į mėlį. Pasikeisite. Kai tuos pakeitimus iliustratoriuje padarysime, mes imsime ir išsaugosime. Taip, kaip reikėtų padaryti išsaugojimą. Vėlgi, aš išsaugau iliustratoriui, darydama file save.
grįžtu į Photoshopą, čia matau prisitaikė, bet jeigu grįšiu į mockupą, tai mockupė neprisitaikė. Tai pirmą grįžtu į Smart Objectą, čia irgi turiu užseivinti šitą pakeitimą ir tada jau užsisaugo mockupę. Tai reiškia, jeigu koreguoju per iliustratorių, aš po to turiu 2 kartus išsaugoti. Tai pirmiausia, čia iliustratorių išsaugau, darau file save pakeitimus, kuriuos padarau. Tada grįžtu į Photoshop'o programą, kur buvau atsidarius Smart Object, čia irgi darau file save ir jau tada galiu įsijungti mockupą ir čia adaptavosi. Taip. Tai va toksai principas. Tai reiškia, kad kai jūs darote vizualizaciją, jūs galite dėtis iliustratoriaus failą ir atsidarę tą failą iliustratorių jį koreguoti. Kai keliamės į Smart Object failą, naudojam funkciją Place Embedded. Tai tada gaunasi Smart Objectas, Smart Objectą. Truputėlį čia toks... Prašau. Gal praleidau, tai ten viską redaguoti iliustratoriai ir paskui tiesiog nusikopijuoti ir perkelti į Photoshopą? Ne. Tik užsaugoti. Darot file save ir viskas. Tada jums įsisaugo į Smart Objectą. Smart Object'e irgi darot save ir tada jau mockup'e. Tie pakeitimai matosi. Gerai. Bet Tai turi būti daroma tam Smart Object. Jo, turit būtinai per Smart Object daryti. Įsikė, atsidarot pirmą Smart Object, čia įsikėlėt failą, kurį norėsite taikyti, Place Embedded. Tai šiuo atveju mes pasirinkom iliustratoriaus failą, ten darom place, aš jau kadangi įdėjus. Tada tai yra Smart Objectas, Smart Object'e. Ir kad jis atsidarytų iliustratorių, irgi dar kartelį spaudžiu, panašiai atrodo aplinka, atidarė iliustratorių. Čia darau pakeitimą. Aš vėl galiu pakeisti taip ir čia kiek noriu kartų galiu, galvoju, per šviesi mėlyną man nepatiko. Vėl pakeičiau, darau save. Grįžtu į Photoshop'o Smart Object'ą, pakeitimas adaptavosi, bet nesiadaptavo mockup'e. Tai dar kartelį save ir jau turiu mockup'e. Čia nebuvo didelis gal toks ryškus pakeitimas, bet žodžiu, jūs kiek norit kartų ten galit koreguoti, ar ne? Tai va yra toksai privalumas. Ar dar turim klausimų? Tai dabar parodysiu namų darbą, dar turim tikrai daug laiko, bet noriu išaiškinti namų darbą ir daug ko parodysiu su namų darbo, tada tęsime, nes čia namų darbo temą pabaigsime. Tuoj. Mūsų paskaita ir namų darbas. Jisai skamba taip. Naudojant mockup'us sukurti rašto vizualizaciją. Aš palieku raštą, bet tai gali būti vizualas, kurį jūs kūrėte dirbdami iliustratoriui. Tai ne tik tais rašto ar kažkokios iliustracijos, kurią sukūrėte, ar ne? Ir naudoti tuos sukurtus raštus ar iliustracijas darytus iliustratoriaus programoje ir sukurti 3-4 vizualizacijas. Dabar iš kur gauti tų mockup'ų? Tai vienas būdas, mes mockup'ų galim rasti pačiam Photoshop'e. Kur tam Photoshop'e rasti? Jeigu darysim File New ir pasirinksime Print. Dabar. Kartais pastringa ir dabar, kai turiu šį kartą jums parodyti, pastrigo. Palaukit. Šiaip iš esmės, va čia jūs turėtumėt matyti mockup'us, ar matot? Pasirinkę File New. Žinot ką, gal aš pabandysiu perkrauti, gal tada man rodys. Photoshop'ą tiesiog pabandysiu perkrauti, gal atsigaus. Jūs, kai darot File New, tai turėtumėt matyti. Vat, kadangi čia turiu susidėti savo darbo paskyrą, kartais jie pastringa. Va.
Gerai. Tai čia man tiesiog pastrigo, bet jūs turėjot matyti. Tai parodysiu. Tai pavyzdžiui, dabar jeigu pasirinksiu print, čia jau yra pačio Adobe mockupų. Pavyzdžiui, aš galiu, žiūrėkit, kai pasirenku, galiu išdidinti ir matau. Čia paveikslo vizualizacija. Taip, toksai mockupas, galim toliau pažiūrėti. Velykinių čia kažko daug mockupų. Pavyzdžiui, marškinėlių mockupas galiu pasižiūrėti. Taip atrodo, galiu uždėti ant priekio ir ant galo. Kepuraičio vizualas, ar ne? Arba krepšelio. Dabar, jeigu jūs kažkurį norite naudoti, taip, tą vizualizaciją kažkuria, čia dar yra, pavyzdžiui, prie fotos, tai čia labiau irgi yra ten, tarkim, plakatas, kiekvienai kategorijai šiek tiek skirtingų bus čia. Vėlgi paveikslai rodo, kaip atrodo su turiniu ir kaip be. Art illustration, tik tokie kabantis bus, mobile. Dar mobile, bet čia labiau socialiniam tinklų turiniui. Ir dar parodysiu, kad galima parsisiųsti. Čia irgi nelabai tinka, tai realiai daugiausiai prie printo, ar ne? Tai išsirenkam. Jūs galėsite ir parsisiųsti. Dabar pabandom pasižiūrėti, kaip Photoshop'e jau yra, kokie pasiekiami ir kaip jais naudotis ir po to dar parodysiu, kad galima parsisiųsti. Tai jeigu rinksimės kažkurį, kur jį norite, reikia jį parsisiųsti. Tai spaudžiam download, tai šitą aš neturiu, spaudžiam download ir šiek tiek ten užtrunka, parašo, kad ten užima virš 100 MB ir jisai siunčiasi. Kai parsisiunčia, mes tiesiog galime atsidaryti tą failą, tai dabar man siunčiasi, o kai jau parsisiunčiat, prie jų atsiranda tokia mėlyna vartelė ir tai indikuoja, kad jie jau yra parsiųsti. Tai imsiu, aš turiu šitą krepšelį parsisiųstus, tai dabar ant jo paspaudus, kai jau atsisiunčiate, vietoj download jums aktyvuojasi open parinktis, tai mes spaudžiam open ir tas mockupas atsidaro su visa informacija. Čia sako adjust texture highlights, tai čia tekstūros, ar ne? Tada čia yra your image is here, pažymėtas aiškiai, spalva, tai reikia išskleisti, čia tekstūra, o čia spalva. Šiek tiek kitaip padaryta, tai jeigu norėtumėt keisti spalvą, čia yra change back color, tai tiesiog spaudžiu ant langelio ir pakeičiu kokią noriu spalvą, ar ne? Galiu pasidaryti kokios noriu spalvos krepšelį ir netgi atskirai yra rankenėlių spalva. Parodau taip ryškiai, kad matytumėt, ar ne? Tai pasiaiškinu, ką galiu keisti. Taip. Tai dabar pabandykime savo vizualą užsidėti. Ir tai gali būti kas nori. Atsidarau your image is here. Šiuo atveju, kitaip negu mūsų prieš tai darytam vizuale, ten buvo pavyzdys dizaino. Čia tuščia. Tai reiškia, man jau nieko ištrinti nereikia. Aš iš karto galiu įsikelti savo failą. Ir pavyzdžiui, aš noriu šitą panaudoti, darau place, tik 10% originalaus dydžio, reiškia, galiu įsididinti, kiek man norisi. Taip, patvirtinu, užsaugau, save ir pasižiūriu. Ir iš tiesų, dabar kas man nepatinka, labai stiprus tekstūra ir čia gal šviesotamsa, taip? Tai aš galiu pasimažinti tekstūros ir šviesotamsos, taip? Tol, kol mane ten tenkina labiau rezultatas. Dabar jau mane ten tenkina. Bet tada dar leidžia visą krepšelio spalvą, nes kai aš uždeda ant priekio, bet šiuo atveju man tinka, kad čia yra balta, bet gal aš noriu, kad visas tos kraštinės irgi būtų su spalva. Tai čia galiu imti ir pasikeisti, taip, priderinti, kokią aš čia noriu spalvą. Gal man su oranžinė patinka. Ir baltos rankenėlės tinka, bet jeigu norėčiau, irgi galėčiau čia atitinkamai pasikeisti. Taip, darykim tamses. Tai tokiu būdu ir dirbu.
Tai reiškia, tai yra ganėtinai paprasta, nes jau viskas už jūs padaryta. Ir jeigu jūs norit, aišku, galit visą, bet čia yra visa nuotrauka ir jeigu jūs ten norit, galit ją ten, tarkim, dėti, noriu, kad išryškėtų labiau krepšelis, tai čia uždedu layerį adjustmento ir, tarkim, prigesinu spalviškumą. Taip, tada dar fokusas dar geriau susikuria į krepšelį. Bet to būtina, nebūtina daryti, čia jau papildoma informacija. Tai reiškia, kai darau file new, va čia jūsų mockupai ir yra. Jeigu atsidaryčiau kitą mockupą, va žiūrėkit, kaip tik man jau parsisiuntė šitas su paveikslu, darau open ir kiekvienam, truputį skiriasi ta informacija, ar ne? Čia gan panašiai, čia irgi tekstūros yra, your image is here, vėlgi 2 kartus spaudžiu, atsidaro file, place embedded ir įsikeliu kažkokią nuotrauką, šiuo atveju to būnė nuotrauka, kurią aš norėčiau, kad būtų ta mano paveikslė. Pavyzdžiui, taip, ar ne? Nepamirštu, kad užsaugau ir vėlgi atsirado. Jeigu man čia truputį aš galiu mažinti tekstūrų, šešėlių, highlightų ir panašiai. Tai va tokiu principu jūs ir turėsite sukurti, tik tais, naudokite darbus, kuriuos jau esate sukūrę dirbdami iliustratoriumi. Reiškia, nieko per naujo nereikia kurti. Jeigu šitie mockupai Photoshopo labai limituoti, tai jeigu mes tiesiog keliausime į naršyklę ir rašysime, ten pavyzdžiui, ant puodelio aš noriu free cup mockup. Įsijungiu ir matau, kad daug įvairių mockupų. Ir galite pasibandyti, pažiūrėti, surasti. Einam į puslapį ir parsisiunčiam. Tai Envato yra daug tokių duombazių. Reikia dažniausiai prie jų, šitą tokia labai žinoma, labai didelė, reikėtų prisijungti. Jo šiaip mokamas, bet jeigu neklystu, kai kurios iš jų turi kažkokios nemokamos pabandymus. Gal šitą ir neturi. Taip, tiesiog reikia, galima internete pasiieškoti ir tada parsisiųsti tų mockupų ir jie būna labai profesionalūs, bet galima surasti ir nemokamų. Jeigu jūs, nes kartais žiūrėkit, man rodo visus, bet jeigu aš tiesiog atsisiųsiu nuotrauką tokią ir tai nebus, kad galėčiau koreguoti mockupą, tai turi būti būtinai PSD failas. Aš netgi galiu įsijungti, kad būtų PSD. Tai reiškia, šitie jau bus PSD ir galiu pasižiūrėti ir pabandyti iš kitų duombazių parsisiųsti. Vėlgi, jeigu šiaip atsisiųsiu, tai bus tik tai JPG nuotrauka, tai nieko man neduos. Kad būtų taip, kaip mes žiūrėjom, Smart Objectas turi būti PSD failas. Ir kai dėsite savo vizualus, turite tikslingai rinktis, to aš parodysiu. Mockup design. Ir Pintereste gali būti, ar ne? Tai jeigu darot krepšelis, tai tinka ten kažkoksai iliustracija. Bet jeigu jūs pasiėmat kažkokios pakuotės ar plakato, tai netinka, jeigu tai bus iliustracija, nes tai turi būti su tekstu. Tai čia nereikia jums kažko sukurti, bet tiesiog rinkitės tikslingai, ar ne, tuos elementus. Tai ten, kur gali būti iliustracija, kokie tai yra mockupai. Gali būti ten telefono dėkliukas, ar ne, pažiūrėkit, pavyzdžiui. Telefono dėkliuko, ten pagalvėlės, nežinau, daug, taip paspėlinau, bet rado. Pagalvėlės mockupai, ar ne, ten patalynės, tiesiog čia esmė ta, kad jūs tikslingai rinktumėtės pagal tai, kur tinka iliustratyviai dėti iliustraciją, vizualą, kas tai gali būti. Taip, netgi paperinis puodelis gali būti ant jo tik iliustracija, nebūtinai turi būti pavadinimas, nes dažnai jie būna iliustratyvus. Tai mano toksai, kad jūs turit padaryti, tai pažiūrim dar kartelį tą namų darbą,
Tai jūsų namų darbas skamba taip, kad padaryti 3 vizualizacijas. Kažkas čia trūkčioja, nežinau, ar buvo klausimas. Tai jeigu buvo, tai dar prašau pakartokit, nes nesigirdėjo. O gal netyčia. Gerai. Tai žodžiu, sukurti mockupus, naudoti mockupus ir jų įsidėti savo jau kurtą prieš tai turinį iliustratorių. Tai kažkurį iš užduočių tikrai atlieps. Ir čia jums pavyzdžių, krepšelis, kokia užrašinė gali būti, pakavimo popierius, puodeliai, pagalvėlės, ką jūs sugalvosit, ar ne? O nežinau, ten drabužiai gali tinka būti, tai jau pasižiūrėkite. Tai ar visiems aišku, ar turit klausimų su namų darbais? Gerai, tai jeigu aišku, tai tada taip, toksai bus šios dienos namų darbas, o mes toliau galime pasižiūrėti. Dar šiek tiek pratęsime tai iliustratorių aš išsijungiu, nereikia man. Grįšiu į Photoshopą, truputėlį užsidarau failų. Ir toliau paaiškinsiu, kad Smart Objectų naudojimas šitoj vietoj nesibaigia. Tai dabar atsidarykim nuotrauką, kuri vadinasi Smart Filter. Tai štai šitoj vietoj yra. Iš karto, kai atsidarysit, aš New Yorkas pavadinsiu, NI, pasiverskite Smart Object. Ne, nepasiverskite, atsiprašau, nepasiverskite Smart Object, tik atsidarykit. Aš tik pavadinimą dar pakeisiu, jums paaiškinsiu čia. Tiesiog atsidarom. Tai čia Smart Filtrai. Reiškia, naudojant Photoshop'e mes galime naudoti filtrus, tokius kaip vaizdo suliejimas, vaizdo paryškinimas ir kiti filtrai, kuriuos jūs galėsite savarankiškai, su kuriais galėsite paeksperimentuoti, bet tiesiog truputėlį pasiaiškinsim, kaip mes juos naudojame. Tai dar palauksiu, kad persiorientuotumėt šiek tiek. Gerai, tai tikiu, kad jūs spėjote atsidaryti. Tai dabar minėjau, kad galime naudoti filtrus. Tai yra viršutiniai parinkičių juostai, mes turime kategoriją filter ir čia tikrai daug ir įvairių filtrų. Pažiūrėsim nuo šitos vietos, tai yra blur, suliejantis filtrai, distort, įvairiai ten dekoratyviai iškreipiantis vaizdą, taip, tai galima pasižiūrėti. Pavyzdžiui, blur, prie blur vienas tokių pagrindinių, kurį dažnai naudojam, yra Gaussian blur, ir ką jisai daro, jisai sulieja nuotrauką daugiau arba mažiau, ar ne? Štai ir galiu pasirinkti. Jeigu aš suliejau tą nuotrauką, tas filtras įsidegė ir aš neturiu galimybės koreguoti. Jeigu aš per naują eisiu į filtrą, tą patį rinksiuosi blur ir Gaussian blur, tai aš, čia galiu atzoominti, aš tiesiog ant viršaus, aš pamažinti negaliu, aš galiu tik tais pridėti daugiau, ar ne? Aš to daryti nenoriu. Tai dėl to, Ctrl+Z, mes, kai naudosime filtrą, mes jį pasiversime į Smart Objectą. Nes jeigu nepasiversi Smart Objecto, dėdėm paprasto layerio, tai kaip aš įrodžiau, mes neturime galimybės koreguoti, tik tais pridėti, pastiprinti tą filtro efektą. Taip? Tai kad galėtume koreguoti tiek į padidinimo, tiek į pamažinimo filtro pusę, tai mes pasiversime į Smart Objectą. Bet dabar, jeigu keliausime parinkti filtrai, jums yra čia tokia parinktis. Convert for Smart Filters. Tai jūs imkite ją ir pasirinkite. Ir iš esmės tai yra tas pats, ta pati funkcija, ar ne? Paverčia jūsų layerį Smart Object. Vat. Čia paklausia,
Nu, čia jums sako, kad tiesiog pažymėtas layeris bus paverstas į Smart Object, ar ne? Tai ir pasako, ar jūs to norit? Taip norit. Nu, tai aš galiu arba naudoti tą funkciją Convert for Smart Filters, arba aš galėčiau tiesiog naudoti tą funkciją Convert to Smart Filter. Nu, iš esmės, tai čia tas pats. Nu, bet dirbam su filtrais, tai gal lengviau prisiminti, kad čia yra ta funkcija, ar ne? Dabar jau mano layeris yra Smart Object ir dabar, jeigu aš naudosiu tą patys filtrą, kurį žiūrėjom, Gaussian Blur, tai kągi aš matau, na, kažkiek čia padarau daugiau, kad jums tikrai gerai matytųsi, ir spaudžiu OK. Dabar prie mano layerio aktyvuojasi Smart filtras ir aš matau, va, Gaussian Blur, aš galiu įjungti, išjungti. Nu, su Smart filtrais šiek tiek daugiau pajėgumą pareikalauja kompiuterio, tai jeigu ten truputį lėčiau veiks, tai nenustebkit, gerai. Jeigu paspausiu 2 kartus, aš vėl galiu atsidaryti tą filtrą ir aš galvoju, labai jau čia daug ir galiu mažiau naudoti. Taip, aš Ctrl Z paspausiu. Aš netgi galiu pasižymėti ir, pavyzdžiui, ne visam vaizdui naudoti. Aš galbūt galvoju, kad Smart filtro, na, aš dabar čia, nu gerai, pažymėsiu su Quick Selection. Va čia visur, taip. Vat pasižymėjau automobiliai, kur yra gatvė, šiek tiek čia gal per daug prie galvos, tai truputėlį atžymėsim, nu va čia bus mano Smart filtras. Taip, o tik pabaigsiu pažymėti teisingai. Gerai, štai va šitą, va čia aš noriu, kad veiktų mano Smart filtras. Na, tai dabar, jeigu aš dėsiu filtrą vėlgi, tai aš matau, kad paveiki vieta yra šita. Na, aišku, aš nebūtinai, kad turiu tiek daug dėti, gali būti tikrai ne tiek daug, ar ne? Ir galiu pasižiūrėti su ir bet čia subtiliai panaudojau. Taip ir galvoju, truputį nieko nesimato, aš gal truputį daugiau noriu, ar ne? Tai galiu pridėti to blaro. Ir dabar jau labiau matosi, kad aš jį panaudojau. Taip, reiškia, Smart filtras turi savo maską ir aš, jis truputį kitaip, va čia yra būtent tik filtro maskas, tai reiškia, ar aš naudoju ant viso vaizdo ar ant kažkokios dalies. Jeigu noriu naudoti ant dalies, tai naudoju žymėjimo būdą ir dedu tą filtrą. Gerai, aš dabar pakol kas ištrinu Smart filtrą. Ir pažiūrėsim dar, kokių čia filtrų yra. Tai iššokau į naršyklę netyčia. Tai blur yra visi tradiciniai blur, jie yra skirtingi ir naujesnis dalykas yra atsiradęs Blur Gallery. Ir čia verti dėmesio filtrai, nes jie taip labiau koreguojas, yra Field Blur ir Iris Blur, nes tai yra dažnas filtras, kurį mes naudojame. Tai va, aš būtent ir noriu parodyti, tai čia rinkčiausi Blur Gallery ir Field Blur, pasirenku ir įeisim į tokią atskirą darbo zoną. Tai nenustebkit, būtent čia dirbsiu tik tai su filtru. Taip, aš gaunu tokį va tašką ir šitų tokį smeigtuką. Aš galiu susidėti keletą taškų ir skirtingose nuotraukos vietose turėti skirtingo intensyvumo blurą. Galbūt čia, kur yra mergina, čia aš galiu valdyti tiesiai ant žymeklio, arba galiu valdyti ir per čia. Galvoju, noriu, kad čia visai nebūtų, o čia būtų. Ir galiu pasižiūrėti kiek. Galvoju, gal dar noriu, kad ir nuo apačios būtų, bet šiek tiek mažiau. Gal dar čia 15 ir čia 15 ir galiu keisti tuos parametrus, galiu keisti jų poziciją ir turėti tokį išsamesnį, detalesnį filtro valdymą, nes skirtingose vietose galiu turėti skirtingo intensyvumo blur. Kai pakoregavau, aš galiu spausti OK, grįžtu į pagrindinę darbo zoną ir mano filtras įsisaugo. Norint koreguoti, aš vėl galiu
ten jos spustelti, įeiti į Blur Gallery ir koreguoti. Tai mes pažiūrėjom Field Blur, aš nuimsiu varnelę ir išskleisiu Iris Blur. Iris Blur dabar užsidėjo varnelę, irgi yra puikus filtras. Aš tik tais parodysiu, noriu šiek tiek prisartinti. Neleid. Nu gerai, neleid. Nesvarbu, ne kažko nereaguoja. O čia veikia tokio kaip apskritimo principų. Aš galiu jį tempdama padidinti arba pamažinti. Jis gali būti ovalas arba apskritimas. Taip, aš dabar, pavyzdžiui, darysiu pagal merginą, labiau į ovalą. Ir aš valdau. Toj vietoj, kur aš padarysiu intensyviau, kad geriau matytųsi. Matau, kad už jo ribos yra blurras. Taip, ir aš galiu valdyti, galvoju, gal čia plačiau noriu. Tada yra va čia vidiniai taškai, jie ribą koreguoja, ar jinai arčiau, ar toliau. Na ir galiu intensyvumą reguliuoti. Taip, gal truputį per daug buvo. Tai irgi toksai puikus blurro filtras. Spaudžiu OK ir turiu. Tada galim pasižiūrėti, yra dekoratyvus, kur sakiau Distort, ten visokie, truputį atitolinsiu, Ripple, va tokį vaizdą sukuria ar ne, tai va šitą grupę, kur yra Distort, galit paeksperimentuoti, Twirl koks, tai čia toks susisukęs vaizdas gaunas, jie tokie gan specifiniai, yra kada ir nuotraukų korekcijose naudojami, bet tokie labai specifiniai nebus dažnai naudojami ir dažnai galima su jais kažkokį, tokį dekoratyvumo įspūdį sukurti, manipulacijose galima panaudoti. Tai va čia jums lieka pasižiūrėti šitą grupę, ten kokią nors zigzaginę, ar ne, vėlgi, matau, kad įsitampa. Štai. Gerai, tada yra labiau pritaikomas noizas. Tai add noise, tai duoda tokią tekstūriškumą, ar ne, ir jo čia gali būti mažiau ar daugiau. Dažnai, kai naudojame blurą, jeigu ten fotografuotume, tai atsiranda blurre noizas. Taip, ir mes galim rinktis. Čia jisai gali būti monochrominis, ir gali būti Gaussian arba uniform, ir čia truputėlį skiriasi ir gali būti intensyvesnis arba mažesnis. Aišku, mes noizą niekad nededam per daug, ir galima pasižiūrėti. Tai iš tikrųjų, tai jeigu, pavyzdžiui, pridėjau noizą, add noise, ar ne, nedarysiu tiek daug, truputį, aš galiu kelis filtrus turėti, ar ne, ir juos jungti tarpusavį. Štai, pavyzdys, galiu tik noizą turėti, galiu ir blurą turėti, ir jie yra koreguojami. Tai va, didžiausias privalumas, kad tie filtrai yra koreguojami. Taip. Tai vat pasieksperimentuosit. Man svarbu, kad žinotumėt, kaip naudoti. Dar ką norėčiau jums parodyti, tai dabar aš ištrinsiu. Ištrinti filtrus galiu tiesiog nutemdama į šiukšlių dėžę. Taip, patogus būdas. Dar yra toksai dalykas, kaip kad neural filtrai. Taip, ir aš kaip tik buvau įdėjus aplanką su neural filtrais. Ir aš galiu atsidaryti čia kokią kitą nuotrauką iš neural filtro aplanko. Vėlgi, jeigu naudoju filtrus, pasiverčiu į Smart Object, primenu, spaudžiu OK, pasiverti į Smart Objectą, ir neural filtrai yra dirbtinio intelekto pagalba veikiantis filtrai. Iš tikrųjų, žinot, aš pagalvoju, kad gal kitą aš pasimsiu nuotrauką tojus, ant kurios bus patogiau parodyti. Tai su neural filtrais dabar gausius, kad jūs pažiūrėtumėt, čia toks vaikinas ir keletas skirtingų fonų aš čia, bet šiuo atveju aš išsitrinsiu ir paliksiu tik tais vaikiną ir foną. Ir dabar, jeigu aš turiu kelis layerius ir noriu naudoti filtrą, tai pasiverčiu į Smart Objectą tą layerį, ant kurio naudosiu filtrą. Tai šiuo atveju šį vyrą, ant šio vyro nuotraukos aš noriu naudoti filtrą, tai pasiverčiu į Smart Objectą.
Tai kaip jau pradėjau pasakoti, neural filtrai, jie veikia dirbtinio intelekto pagalba ir kai jūs pirmą kartą įsijungtumėt šitos filtrus, jums juos reikėtų aktyvuotis ar gal download rašo. Galit mane patikslinti. Jeigu kažkas pasižiūrės, dabar neatsimenu. Tikriausiai download rašo ir reiškia, jums reikia tiesiog spustelti, kad atsisiųstų. Tai kurie verti dėmesio yra šitie filtrai. Tai Skin Smoothing yra vertas dėmesio, Harmonize, Depth Blur gali būti visai neblogai ir tada jau pagal poreikį. Tai Skin Smoothing tai būtent leidžia koreguoti odos tekstūrą. Nu tai vienas toksai geras būdas. Taip, ir aš galiu pasižiūrėti. Aš truputį daugiau parodau, kad geriau pasimatytų. Taip, ir čia galiu išjungti ir įjungti filtrą ir iš tikrųjų matau, kad ten veido tekstūra spalgėja. Yra ir kitų būdų Photoshop'e daryti, jie yra kur kas kompleksiškesni. Tai aš manau, kad neural filtras iš tikrųjų veido tekstūros lyginimui tikrai gali puikiai pasitarnauti, ar ne? Kitus, čia aš keletą parodysiu filtrų, kitus galite patys pažiūrėti, tokį kaip Smart Portrait, kuris truputį keičia išraiškas, bet aš manau, kad jis iki galo pakol kas dar gerai neveikia. Yra toksai kaip, čia taip šmaikščiai pavaizduota Makeup Transfer, kur jūs galite įkelti nurodančiąją nuotrauką ir pagal tą nurodančią nuotrauką uždėtų tokį pat make-upą ant jūsų ant nuotraukos, su kuria jūs dirbate. Tai yra labai nišiniai dalykai, tai dėl to mes nelabai aiškinamės, kur gali nuotraukos aplinką keisti. Tai va čia įsijungus mes galim pasirinkti arba galim savo įsikelti ir ten paverčia į žiemą. Su veidu nelabai tinka, bet čia principą paaiškinau, taip. Ir kitas, čia ir Style Transfer, tai gali paversti į iliustraciją, taip, čia yra keletą datybių, kitus galime atsisiųsti, arba va čia yra, ar ne, nežinau, ar labai greitai padarys, kad galim vieną kokį pasižiūrėti, ar ne, pagal tą datybinį paverčia. Labai tokie specifiniai. Tada kas editinimui verta dėmesio yra harmonization. Tai harmonization, aš matau šitoj nuotraukai, kad netitinka šviesotamsa. Mes apie tą dar šnekėsime. Ir vienas iš įrankių duotybinius kartais geriau suveikia, kartais blogiau. Aš parodysiu ir kitą būdą, kaip atitaikyti šviesotamsą ir spalviškumą, bet vienas iš puikių būdų yra būtent per neural filtrus. Ir naudojant harmonization, aš pasirenku nuotrauką, su kuria noriu suvienodinti. Šiuo atveju su šita nuotrauka matau, ką padaro, atitaiko šviesotamsą. Labai stiprus šešėliai, bet nelabai atitaiko spalviškumą. Tai aš galiu čia stiprumą panaudoti pilnai, galiu mažiau. Net ir po to pasiūlymo aš dar galiu koreguoti. Šitoje aplinkoje labai daug žalios šviesos, tai aišku, kad turėtų šiek tiek ir atsispindėti ant mano žmogaus, tada aš galiu ir ryškumą čia pamažinti, arba padidinti, patamsinti, ar ne, arba pašviesinti nuotrauką. Ir tokiu būdu tai gali būti toksai visai patogus metodas, kaip galiu atitaikyti šviesotamsą. Ir dar turim, tai paspaudžiu čia OK, ir čia yra mano neural filtras. Tik tais, supraskit, kad neural filtrai veiktų, jūs būtinai turite būti prisijungę prie interneto ir būtinai, jie gali šiek tiek, aš išjungiu ir gali šiek tiek ten pastrikti kartais. Dėl to, kad išjungiu kažko čia jisai. Bet aš galėčiau grįžti iš naujo ir jis veikiausiai atsigautų. Tikiuosi dabar visiškai neužlūž. Pareikalauja truputėlį daugiau jūsų kompiuterių pajėgumo ir
Gerai, tai aš tiesiog netesiu, bet, žodžiu, yra neural filtrai. Tai su filtrais mes iš tikrųjų dirbam ir nemažai dirbam, tai eigoje gal irgi dar sugrįšime. Gerai, tai čia tikriausiai baigėsi bent pakol kas smart objektų naudojimas, tai matot, kad plačiai ir skirtingam kontekste naudojamas, tiek ten keičiant dydį, tiek ten dirbant su mockupais, ar galbūt įdiegiant failą, taip koreguojant, dažnai mockupo principu, tiek ten dirbant su filtrais. Taip, tai skirtingose kontekstuose yra naudojama. Gerai, tai dabar dar esu įdėjusi jum aplanką. Dar iš neural filtro, sakiau, parodysiu, kuris visai geras yra depth blur. Tai dar gal. Dar greitai parodysiu. Depth blurras leidžia sukurti tokį natūralą blurą gyliui. Taip, ir aš galiu daugiau arba mažiau jo sukurti ir negana to, aš dar tam blurui galiu keisti spalvą. Aš čia taip ryškiau, tarkim, ten mėlyna ar šilta ar heizas, tai toksai kaip rūkas, ar ne? Tai jisai labai iš tikrųjų gerai veikia, tai dar irgi vertas dėmesio. Aš nepadariau smart object'o, bet prieš ir po. Taip? Gerai. Ir dabar jau tikrai paskutiniu parodžiau ir dabar turim laiko ir galime atsidaryti nuotrauką iš gradiento aplanko ir visų čia gal nepasižiūrėsim šiandien, bet bent jau pradėsim aiškintis, kaip veikia gradientai. Tai Gradient Sky atsidarysim ir spausim Open. Aš pasiversiu į layerį. Ir palauksiu, kol jūs atsidarysit. Galbūt jau pavyko atsidaryti, tikiu. Tai dabar mes susirasime įrankį Gradient. Taip, tai maždaug per vidurį panelės Gradient Tool. Štai taip atrodo įrankių paneliai. O šito nereikia. Gerai, tai tiesiog susiraskim Gradient įrankį. Bus panašumų su taip, kaip gradientas veikia ir Illustratoriui. Taip, tik tais, kad Photoshop'e gradientą galėsim naudoti ir dekoratyviai, bet gradientą galime naudoti ir koreguodami nuotraukas. Tai manau, kad šiandien spėsim susipažinti, kaip valdom gradientą ir tada, ko šiandien nespėsim, pratęsim su gradientu kitą kartą. Štai, pasirinkę gradientą, mes viršutinėje juostoje čia turime spalviškumą gradiento, tai jūs veikiausiai turėtumėt matyti juodai baltą, arba atsidarę ten, kur matosi spalviškumas, galite rinktis bet kokį kitą. Ten yra patogiai suskirstyta kategorijomis, mėlyni gradientai, ten oranžiniai, raudoni ir taip toliau. Taip, pas jūs apačioj, tik čia nebus pavienių gradientų, nes mes taip pat gradientus galime ir įsisaugoti. Tai tikiu, kad jūs nesate įsisaugoję, tai nenustebkit, kad šita vieta skirsis. Ir pasirinkę gradientą, aš tarkim pasirenku dekoratyvų, aš tiesiog braukiu ant savo nuotraukos ir susiformuoja atskiras gradiento layeris. Dabar gradiento spalviškumą galiu keisti tiek viršutiniai juostai, tiek ir greitoji veiksmų juostai patogiai čia, ar ne? Galiu pakeisti ir sukūrus irgi galiu keisti, kokį noriu spalviškumą. Gradientas, anotatorius su gradientu atrodo taip pat kaip ir Illustratoriui. Čia matau spalvas, tai iš tokios persikinės į rožinę pereina, matau susidūrimo ribą, ar daugiau vienos spalvos, ar daugiau kitos spalvos, kuo arčiau kitos spalvos anotatoriaus, tuo
perėjimas trumpesnis. Jeigu trumpas gradiento anotatorius, tai reiškia, kad pats gradientas šitoj vietoj, o nuo čia eina pagal anotatorių spalva rausva ir persikėlė. Taip, ir galiu bet kokią norimą kryptim jį nubraukti. Galite pasibandyti. Norėdami pakeisti spalvą, spaudžiu anotatorius ir čia patogiai galiu koreguoti ir keisti. Taip, spaudžiu ant kito, aktyvuojasi jo spalva. Čia vienas iš būdų keisti spalvą, patogus būdas, taip, ir irgi galiu keisti spalvą. Tai pasibandykite. Pasibandykite sukurti, pasibandykite pakeisti spalvą. Per duotybinę panelę patys sukurdami savo gradientą. Tai va tą, ką parodžiau. Gerai, jeigu jau pasibandėte, dabar pažiūrėkim, kad va čia ir čia matysim keletą skirtingų ikonėlių. Čia žodžiais dar užrašyta šalia, o čia, jeigu mes užeinam, irgi aktyvuojasi. Reiškia, yra keletas skirtingų gradientų tipų. Tai du pagrindiniai yra linijinis, net pagrindinis yra linijinis, tada antras, sakyčiau, yra radial ir tada šitie trys anksčiau irgi būdavo iliustratoriai dabar pakeisti į freeform gradientą, yra labai retai panaudojami arba visai nenaudojami, bet galiu parodyti. Tai čia linijinis radial. Tai mes irgi žinom, kaip atrodo, iš iliustratoriaus atsimenam. Vėlgi, norėdami apkeisti spalvas, va čia turim ikoną, ar ne, galima apkeisti arba viršutiniai parinkčių juostų spustelti reverse. Irgi apsikeičia spalva. Tuomet turim angle. Angle irgi yra kaip radial, tik tai principas, kad yra riba, nuo kurios prasideda, čia vyksta išsiliejimas, ar ne, ir yra ta susidūrimo riba. Tai rečiau panaudojamas. Tada yra mirror, tai reiškia, kad veidrodiniu būdu jie abi pusės. Jisai kuriasi. Ir penktasis yra diamond, jisai vadinasi, ir deimanto principu. Štai. Tai grįšiu į linijinį, nes manau, kad jis dažniau panaudojamas vertikaliai ar horizontaliai. Jeigu kartais bandat susikuria daugiau layerių, nes iš esmės aš kuriu ant viršaus, tai mes ištrinkim. Pažiūrėkim, kad dabar prie layerių panelės būtų kalnų layeris, ta nuotrauka, ir būtų gradiento layeris. Tai reiškia, aš galiu valdyti ir keisti greitojų veiksmų juostoj, galiu per viršutinę juostą. Ir dar vienas būdas, kad gradientą galiu spustelti ir valdyti ant pačio gradiento layerį. Tai čia kaip ir adjustmento layeris, jeigu paspausiu, iššoks gradiento fill parinktis, aš tuoj paaiškinsiu, kokios čia parinktis, daug kas atsikartos, o čia yra maskas. Šiuo atveju mes kol kas nenaudojame, bet paspaudus 2 kartus vėlgi matysim atsikartojančiai, kad galiu pakeisti į kitą gradientą ten norimą iš parinkčių. Tai pakeiskim, kad būtų 2 spalvos. Taip, galiu rinktis irgi čia pakeisti kitą tipažą gradiento. Tada yra angle. Jeigu aš noriu, kad ten lygiai vertikalus būtų, tai 0 darau. Jeigu čia dabar suksiu, tai matau, kad ir sukasi. Tai vad galiu naudotis. 0, tai bus horizontalus. Scale, tai paaiškinsiu, yra įsiplėtimas. Padidinsiu ir paspausiu OK, tai anotatoriaus plotis. Tai kai yra daugiau negu 100%,
tai prilygsta tam, kad gradientas, pavyzdžiui, visas net netelpa. Jeigu mažiau negu 100%, tai ten atitinkamai mažiau. Tai va, čia ir yra šita parinktis. Ir jeigu ten 24%, tai tas gradiento anotatorius būtų labai siauras. Taip, reverse apkeičia spalvas, tai padarykim čia daugiau. Align with layer sulygiuoja, jeigu kartais nebūtų. Taip, dabar norėdami pridėti gradientą spalvų, nes pagal duotybę gradientas mums čia dažniausiai yra susidedantis iš 2 spalvų. Tačiau nežinome, ar galbūt jūs žinote ir atsimenate iš iliustratoriaus, kad spalvų gradiente gali būti daugiau negu viena. Tai norėdami pridėti spalvos, mes įėję į Gradient Fill, reiškia spustelę šitoj vietoj. Galvoju, ar dar ir per Properties panelę galima, bet gal čia bus patogiausia. Taip, spaudžiam ant gradiento ir man atsidaro Gradient Editor panelė. Tai dabar pabandykit ją surasti dar kartelį. Spaudžiu ant Fill ir tada atsidaro Gradient Fill, tada spaudžiu, kur matau gradiento spalvas, atsidarys Gradient Editor. Čia spaudžiu ir tada Gradient Editor. Prie Gradient Editor tai grinai spalviškumo koregavimą. Tai čia turiu apatinius anotatorius ir viršutinius. Apatiniai anotatoriai žymi spalvą, o viršutiniai žymi per matomumą. Kai yra juodi, tai reiškia 100% aš galiu sumažinti. Taip, ir mano geltona spalva tampa permatoma. Gali jinai iš vis būti permatoma. Taip, iš vis galiu keisti per matomumą. Šiuo atveju aš to nedarau, bet norėdami keisti spalvą, vėlgi galiu čia spustelti, kaip ir ant visur, kur matau anotatorių, norėdama sukurti, spaudžiu pliusą. Tiesiog pridedu, taip kaip ir iliustratoriui, pridedu apačioj pirštą, spaudžiu ir susikuria naujas anotatorius, galiu įterpti naują spalvą. Taip ir sukurti. Ir aš galiu kiek noriu jų sukurti. Tai va tokiu būdu pridedu arba pamažinu spalvų. Pabandykit, ar pavyksta. Gerai, dabar galim ištrinti šitą gradientą ir šitoj nuotraukoj mes pabandysim gradiento pagalbą pakoreguoti nuotrauką. Įspėsime, manau, kad ir šitą nuotrauką, kitas galėsime kitos paskaitos pradžioje pasižiūrėti greitai. Čia vienas iš niuansų koreguoti, kad dangaus spalva nėra lygi, reiškia, čia yra mėlyniau, o čia balčiau. Galvoju, kad norėčiau palyginti, kad būtų vienoda spalva. Čia dabar mes darom su dangaus spalva, bet tai galėtų būti fonas. Dažnai būna, kad pavyzdžiui, fone vienam šviesiau, kitam tamsiau. Dabar noriu atkreipti dėmesio į pirmus 3 gradientus, kurie gali atrodyti vienodai. Tačiau žiūrėkit, jeigu aš užeinu, man sako foreground to background. Ką tai reiškia? Aš pakeisiu iš karto spalvą ir pasikeis. Tai reiškia, čia yra foreground to background, tai aš galiu pasirinkti ir dabar jau čia bus iš raudonos į baltą, ar ne? O čia reiškia foreground to transparent, tai reiškia viršutinė spalva einanti per matomumą ir būtent šitas pikselių gridas tą ir indikuoja. Ir tada yra jau black and white, ar ne? Tai mes šiuo atveju norėsim pasirinkti foreground to background, bet prieš tai pasiimkime eyedropper tool, palaikau, kuris yra, ir nusikopijuokime dangaus spalvą. Pasirinkau eyedropper tool ir nusikopijuoju. Kitas būdas galit spustelti ant spalvos ir irgi nusikopijuoti, ar ne? Tarkim, tokiu būdu paspaudžiu ant spalvos ir per color pickerį nusikopijuoju. Aktyvuojasi foreground spalva. Dabar, kai įsiu į gradientą ir rinksiuos foreground to background, man ir bus gradientas einantis iš šito žydros spalvos į permatomą. Ir kai pasirinksiu vertikaliai
panaudosiu gradientą. Taip, viena problema bus ta, kad, čia toks kaip rūkas gaunasi, reiškias, kad, pridengia, ar ne? Tai padarykit ir paaiškinsiu, kaip galėsim pasikoreguoti šitą niuansą. Reiškias, nusikopijuojam spalvą dangaus, prie gradientą renkamės foreground to background. Parinkti prie basic. Tai va, kad žinotumėt. Reiškias, aš galiu ir iš karto pasirinkti spalvas ir tada, kurti gradientą tų spalvų pagalba. Gerai, tai dabar jeigu pavyko, pasirinkot spalvą, sukūrėm gradientą, kaip išspręsti šitą problemą. Praeitą kartą susipažinom su blending mode. Turim būti pasižymėję gradiento layerį ir blending mode. Mes aną kartą blending modus naudojame, kai kūrėme citriną ir ją pavertėme, užpaišėme žalią spalvą, ir panaudojame blending mode color. Dabar yra blending mode suliejantis du layerius. Jeigu mes imsime darken blending mode arba multiply, tai darken blending mode ant tamsos šviesi spalva išnyksta, lyg nebūtų, ar ne? Multiply paima 50-50% savybių, šviesi spalva irgi išnyksta ant tamsos, tačiau ką matome danguje, vis tiek kairioji dangaus pusė tamsesnė, nes susilieja. Tai mums reikia imti darken blending mode ir ką ašgi matau, kad dabar galiu patrumpinti, prailginti, kiek aš čia tos noriu spalvos ir iš tikrųjų tokiu būdu galiu išlyginti spalviškumą. Ar tai būtų dangus, ar tai būtų ten kokia siena, ar kažkokia, kažkur, kur man galbūt reikėtų išlyginti spalviškumą, nuotraukos atžvilgiu, būtent gradiento pagalba galiu padaryti. Tai taip aš gradientą galiu naudoti dekoratyviai, bet gradientas gali būti naudojamas ir koreguoti nuotraukoms. Ir kitą kartą pratęsime ir daugiau pasiaiškinsime, kokių tų būdų ir metodų yra. Tai dar keletą scenarijų parodysiu kitą kartą. Ar turit klausimus su gradientu? Ar tai, ką pažiūrėjom, gavosi padaryti? Ar galbūt norėtumėt, kad kažką pakartočiau? Gerai, tai tada namų darbams aptarėme, reikės kurti mock-upus, o tada šiandien to įsijungo, šiandien tada manau, kad bus tiek šiam vakarui, tada sėkmės ir iki kito karto. Žiūrėkit, aš noriu paklausti dėl kito antradienio. Taip, prašau. Nes mums yra tos atviros paskaitos ir gruodžio 9 dieną yra atvirų paskaitų tas ciklas toliau. Ir jūs žinot ar nežinot, ar bus mums paskaita ar ne, nes mums tose paskaitose dalyvavimas šiaip prašo, kad būtinas yra. Ten duplikuojasi. Manęs niekas neinformavo ir aš kad kažkaip mūsų paskaita perkeliama. Ačiū, kad pasakėt, geras labai dalykas, aš tada pasidomėsiu ir tada jau jūs informuos atitinkamai, gerai? Dėkui. Gerai, ačiū. Ir sėkmės tada. Visa.